aš esu Indrė Murat. Aš manau, kiekvienas darbas interviu darbas taip vadinasi dėl to, nes pats subjektas jau yra prie stalo ir jis yra nutapytas tam, kad jisai ieškotų ryšio su žiūrovu, kad žiūrovo ir šito personažo ryšys turėtų tapti lyg ir kokio nors psichoanalitinių interviu tarp dviejų pasaulių ar dimensijų. Ir man labai daug įkvėpimo davė kino filmai, tai mokslinės fantastikos filmai ir jų ir pačių režisierių vizijos ir išreiškimi vaizdiniai ir nepažįstami pasauliai. Tai va šitos, kaip čia matot, raudonos ir mėlynos šviesos, tai irgi labai didelė įtaka iš kino pasaulio. Tai jos taip pat ir skiria subjekto asmenybę ir pasirinkimus. Jis lyg ir nori atsiriboti nuo išorinio pasaulio ir mėtosi tarp dviejų lyg ir erdvių ir plotmių. Tai ir nežinau, tai tiek. O kaip pačiai darant šitą darbą, kokios patirties? Taip, pati nesu tapius kokio nors rimto darbo ant draugas, tai čia kaip ir pirmas kartas šiaip leido pasimokinti iš pačių techninių dalykų ir, nežinau, man kuo toliau, tuo labiau pradėjau pykti su šio darbu, bet tikiuosi, kad man jis labiau pradės patikti po kokio laiko.